Sveiki visi, tai iš tiesų šiandieną darau štai tokį gan kitokį mano kanale filmuką ir tai yra Instagramo gudrybės, kurias galbūt jūs matėte, galbūt ne, tikrai tikiuosi, kad bent jau kelis iš jų nebūsite matę, nes aš kai kuriuos sužinojau, aš buvau tiesiog apakus, kaip sugalvojo, kodėl sugalvojo ir tiesiog viską pamatysite šiame video, tai žiūrėkite ir tikiuosi, kad jums patiks. Pirmoji gudrybė tai yra kaip gauti tą tobulą katės pravedimą naudojant šaukštą. Ir iš tiesų YouTube'ai, Instagram'e ar visur kitur yra tikrai nemažai filmukų, kaip kontruoja, kaip daro tą pravedimą ir visų kitų gudrybių su šaukštu. Ir aš nusprendžiau pažiūrėti, ar išeis padaryti tą tobulą katės pravedimą. Ir viską aš bandysiu pirmą kartą, dėl to viską bandysime čia ir dabar. Ir kai aš žiūrėjau tą video, viena mergina štai šią vietą naudojo, kad padarytų tą pačią uodegėlę. Ir su štai šią vietą padarytų tą užlenkimą ar... Tiesiog pažiūrėsim, ką darysim. Ir kadangi aš nemėgstu skystų pravedimų, aš naudosiu gelinį akių pravedimą iš Rimelio. Ir štai tokį kirstą šepetėlį. Tai pirmiausia, aš pabandysiu paimti produktą. Realiai čia yra schema panašiai kaip su antakiu, kad uždedi nuo nosies kampučio per akies tą kamputį ir kur baigėsi antakis, aišku, pas mane taip nėra. Ir realiai tu per tą vietą turi braukti liniją ir turi kažkas gautis, tai bandom. Wow. Na, čia gal kiek per aukštai, negu aš pati asmeniškai daryčiau su tą uodegėlę. Tačiau bandom pažiūrėti, kas gausis. Ir dabar aš manau pasibaigsiu pati. Tai realiai padariusi šaukštų gaunasi štai toks katės pravedimas. Ir iš tikrųjų išėjo kiek aukščiau ir įstrižiau, negu aš asmeniškai daryčiau nenaudojant šaukšto. Nes aš labiau mėgstu, kai jis truputėlį guli. Tačiau žiūrint iš tolo tikrai neatrodo baisiai ar tragiškai, tiesiog truputėlį patvarkius. Ir galbūt netgi pastorinus tą pačią uodegėlę galima išgauti visai neblogų rezultatų. Netgi dabar atrodo geriau. Ir ta pati uodegėlė iš tiesų atrodo pakankamai normaliai. O dabar pabandysiu viską atkartoti savo dešiniai akiai ir pažiūrėsime, ar gausis panašus rezultatas į šitą, ar vis dėlto ne. Nieko panašaus į šitą akiai nėra. Galutinis rezultatas atrodo štai taip. Ar veikia šitas metodas? Taip. Ar su juo greičiau? Ne. Ir ar tai atrodo geriau negu pieštos su ranka? Manau, kad ne. Jeigu neturite ką veikti, tai prašau bandykite, eksperimentuokite, žaiskite. Tačiau tai tikrai nepagreitins ir tikrai nepadarys to tobulo katės efekto, kokio norime ir matome Instagram'e. Tiesiog, manau, geriausia yra atkalti ranką, viską išmokti, 100 kartų daryti ir 101 kartas tikrai pasiseks. Kai aš turėjau dešinę savo akiai, aš pamiršau, kaip aš turiu laikyti šitą šaukšto dalį ir kaip aš turiu ką daryti, kad gaučiau tavo gražų pravedimą. Ir dabar aš vėl atsimenu, bet kai tu paimi kitą akį, visai atrodo kitaip brėžiasi. Šitas katės pravedimas su šaukštu veikia. Tačiau ar aš jį rekomenduoju ar ne, tai jeigu norite pabandyti, bandykite. Kitas dalykėlis, dėl ko aš iš tiesų labai ir džiaugiuosi ir truputėlį pergyvenu, kaip gausis. Galbūt jūs matėte, galbūt ne, tai yra naujas metodas klijuoti netikras blakstienas. Tai yra jas klijuoti po natūraliomis blakstienomis. Viso šito tikslas yra tiesiog, kad netikros blakstienos atrodytų natūraliau. Ir realiai iš tikrųjų efektas, man atrodo, gaunasi kaip priaugintų blakstienų. Ir pirmiausia, aš turiu pasidažyti savo blakstienas tušu. Pasidažiau savo blakstienas ir ko jums reikės atliekant
Šitą dalyką tai jums be abejo reikės netikrų blakstienų klijų, žirklučių ir realiai tai yra viskas. Realiai, ką mes darysime, tai mes klijuosime blakstienas po mūsų natūraliomis blakstienomis. Tai reiškia, kad mums reikės abiejų rankyčių, kad su viena aki mes pakeltume mūsų akies voką ir atidengtume vandens liniją. Tai reiškia, kad mes tai turėsime klijuoti. Ir kad būtų paprasčiau patartina perkirpti blakstienas per pusę. Esmė šito dalyko tai yra paslėpti, pavyzdžiui, tavo juostelę, kad atrodytų natūralesnis efektas. Be abejonės, netikras blakstienas neatrodys natūraliai, čia yra faktas. Bet tiesiog išbandysime. Ar tai yra patogiau? Nežinau, bandysime, pasižiūrėsime. Dabar aš tiesiog perlenkiu blakstienas per pusę, jas perkirpsiu. Pirmiausia, aš manau, pradėsiu nuo galinės vietos. Kadangi mes klijuosime labiau prie blakstienų, dėl to aš klijų dedu truputėlį aukščiau, maždaug taip. Ir palauksim 30 sekundžių. Realiai dabar, ką man reikia padaryti su viena ranka, aš turiu pakelti savo akį ir su kita dėti blakstienas ir bandyti klijuoti. Viskas atrodo daug paprasčiau per video. Aš nežinau, kaip manęs laikyti. Šia. Vis dėlto man reikia pinceto. Ir dabar aš pasiėmiau pincetą, kad galėčiau suspausti. Ne. Ok. Taigi. Gerai, antras dublis. Man atrodo, aš greičiau susiklijuosiu savo akis, neužsiklijuosiu. Manau, kad dabar tikrai čia žymiai geriau ir atrodo tikrai gražiai. Dabar čia esu su blakstienom, čia be. Man asmeniškai matas šioks toks skirtumas. Ir iš tiesų, kodėl turbūt šitas dalykas yra patogus, patogus, tai čia kaip patogus. Galbūt naudingas tuom, kad tai atrodo tikrai žymiai natūraliau negu klijuojant ant viršaus, nes užsimerkus matysis tik tavo natūralios blakstienos. Ir tiesiog atrodys, kad tu turi natūraliai daugiau blakstienų. Ir tiesą sakant, man netgi vieno šito užtektų ir man visai gražiai atrodo, bet bandykime užklijuoti tą kitą likusią dalį, priekinę dalį ir žiūrėkime, kaip seksis. Tai pats keisčiausias dalykas, ką aš darau. Ne. Dabar geriausia, jeigu jūs tai bandysite, tai aš patarčiau užsidėjus tiesiog nekvėpuoti, neįdėti, nebriksėti, kad nieks neatšoktų ir po to, kai biškį pradžius, bandyti kažką suspausti, nes yra išties labai baisu, kad nukris. Ir pirmas įspūdis, kad aš, kai tik dabar užsiklijavau, aš jaučiu, kad man remiasi į vandens liniją, jeigu tai suprantama. Bet, žiūrint, atrodo visai gerai iš tiesų. Tai galbūt nėra pats patogiausias jausmas, bet prie jo tikrai galima priprasti. Ir manau, kad jeigu paeksperimentavus ir užsidėjus taip bent jau porą kartų tikrai ranka atgustų ir po to užsidėtum taip, kad net nejaustum. Taigi aš jau baigiau, užsiklijavau ir kitą akį viskas atrodo štai taip. Tai ar tai veikia, jūs patys matote, kad veikia. Ir ar aš dar kartą taip daryčiau, tiesą sakant, taip. Man patinka, kaip atrodo visas vaizdas, man patinka, jausmas, be abejonės, aš jaučiu pačius tuos kampučius, nes jaučiu, kad jie nėra pilnai užsiklijavę taip, kaip aš galbūt norėčiau. Iš viršaus žiūrint nesimato, kad tai
yra netikras blakstienas. Aišku, matosi, nes aišku, aš natūraliai neturiu tiek blakstienų ir apimties, tačiau mane tenkina vaizdas, tai iš karto spėju, kad atsargiai su klijais, nes jie gali patekti į akį ir, na, jausmas nėra malonus. Ar įmanoma priprasti prie šito jausmo blakstienų? Tai be abejonės galima priprasti ir jeigu norite, kad tai išeitų ir jums išeis, tiesiog reikės pabandyti 1, 2, 3 kartus, kol galiausiai jums pavyks užklijuoti tas blakstienas taip, kaip jos turi būti ir tiesiog klijuokite arčiausiai prie blakstienų šaknų. Ir pats vaizdas iš tiesų mane tenkina. Aš dabar bandau jums parodyti vaizdą iš arčiau. Ši Instagramo gudrybė veikia, tai veikia ir siūlau jums pamėginti, išmėginti, parašykite komentaruose, kaip jums sekėsi, ar jums patinka vaizdas. Ir man asmeniškai tikrai patinka, kaip atrodo, tiesiog reikia priprasti prie klijavimo technikos. Trečia mano gudrybė, kurią aš radau Instagrame, tai yra tobuli antakiai ir mes visi norime tobulų, gražių antakių. Ir iš tiesų tai yra labai paprasta gudrybė, kurią jums pavyks pasidaryti namuose. Jums reikės lipnios juostos, žirklučių ir kažkokios priemonės antakiams užpildyti. Tai ar yra antakių šešėliai ar pieštukas. Aš šį kartą naudosiu šešėlius ir bandykime tai įgyvendinti. Ir kadangi aš niekada negaliu lipnios juostos, visą laiką imu pakankamai daug, tai šiandieną neišimtis. Dabar aš tiesiog perkirpsiu dar per pusę, nes man yra per stora. Gerai, ir dabar, kol man viskas neatsiklijavo, nes aš jaučiu, kai man viskas atlimpa, aš dabar viską padengsiu. Jau atsiklijuoja? Viską padengsiu šešėliais. Dabar pažiūrėkime, kas gavosi. Tiesą sakant, nesigavo taip blogai, kaip aš tikėjausi, kad gali, nes, pavyzdžiui, čia viršūnė tikrai pakankamai gerai. Gal truputėlį aš nedamačiau parinkdama storio galūnėlį. Pabandysiu tiesiog biškį apvalyti. Ir tiesiog, kad buvo čia va tas išsikišimas, nes aš čia biškį truputėlį storiau padaryčiau asmeniškai. Tai veikia. Vis dėlto, ar tai yra greičiau, vėlgi, klausimas, kaip greitai jūs užsiklijuosite, kokio stiprumo bus ta juostelė ir kaip greitai jūs mokate užpildyti savo antakius. Kita Instagramo gudrybė yra man asmeniškai dar nematyta, negirdėta. Aš neįsivaizduoju, kaip kažkas sugalvojo tokį dalyką. Tačiau mes išbandysime ir žiūrėsime, ar jis veikia ar ne. Ir ko jums reikės, tai yra antakių ar blakstienų štai tokio šepetėlio ir muilo. Va, tokia mano reakcija buvo. Tai reikės ir ką mes darysime, tai mes tvirtinsime su muilu savo antakių plaukelius. Viskas, ką įdarė, tai tiesiog pabrūžino per muilą ir dėjo ant savo antakių. Tai bandome žiūrėti. Aš net nežinau, kaip jo paimti ir kaip. Ir pažiūrėkime. Viskas, ką aš matau, yra muilo gabaliukai, kurie likę mano plaukeliuose. Ir realiai efektas yra lygiai toks pat, kaip aš būčiau tiesiog su paprastu šepetėliu suškavus savo antakius. Šita gudrybė tikrai neveikia ir kad ir kas ją sugalvojo, neįsivaizduoju kaip, bet tai yra nesąmonė. Kitas dalykas, vėl mums reikės virtuvės įrankių ir šį kartą reikės
šakutės ir šaukšto ir mes atliksime veido kontūravimą su šiom priemonėm. Tikriausiai jau matėte, kad su šaukštu dažniausiai daro realiai viską, tačiau aš bandysiu pasikontūruoti savo žandą, o su šakute bandysime kontūruoti nosį. Man atrodo, kad galima naudoti ir skystas kontūravimo priemonės, tačiau aš bandysiu su sausom, kadangi aš bijau kaip atrodys. Ir naudosiu štai tokį blendinimo šepetėlį. Ir pirmiausia paimu produkto. Jo nupurtau, nes nenoriu atrodyti kaip gavosi nosį. Ir realiai viskas, ką daro, padeda tą šakutę ir po to per tą liniją brūžina ir po to tiesiog lieka išsklaidyti. Taigi bandau uždėti kuo tiesiau. Vismai įsivaizduokit, atsikeliat ryte, pavalgot, atsinešat kosmetiką į savo virtuvę ir pradedat dažytis su virtuvės įrankiais. Na, nežinau. Ir man atrodo, kad aš jau tada daugiau negu reikia. Ir žiūrim, ką turim. Aš nežinau, ar matosi, tačiau čia yra tiesiog tokia mažytė linija, čia linija ir per vidurį linija, tai jos mums tikrai nereikia. Ir tai nesisklaido. Kaip liko tos ryškios dvi linijytės, jos ir nenori sklaidytis. Ir kaip matote, man tai dėja neišėjo. Kad ir kaip aš norėčiau, kad tai pavyktų, nes padaryti tiesią liniją nėra taip lengva. Tarp kitko, bet man keisčiausia, kad uždėjai tu tos spalvos ir visiškai nesisklaido. Ir tu daryk, ką nori. Taigi šakutės kontūravimas man asmeniškai nepasiteisino, bet išmėginkite ir parašykite, ar man vienai neišeina, ar aš kažką netaip darau. Einam prie žandų kontūravimo su šaukštu. Aš iš karto einu prie kito triuko, kuris, manau, yra gan naudingas, jeigu, pavyzdžiui, esate iškeliavusi. Aš asmeniškai, kai kažkur keliauju, stengiuosi imti minimaliai makiažo ir minimaliai produktų. Ir šis triukas yra gan paprastas, tai reikės tiesiog puresnio šepetėlio. Ir bandysime iš puresnio šepetėlio padaryti kažką tokio, skirtą kontūravimui ar kažkam kitam. Viskos, ko jums reikės, tiesiog puresnio šepetėlio ir štai tokių špilkų. Ir padaryti tai yra labai paprasta, tiesiog tenais uždeda špilką ant šepetėlio ir kaip matote susiplonėja, bet kaip matote vieno neužtenka, dėl to aš bandysiu dėti antrą. Toje nuotraukai viskas atrodo labai paprasta, tiesiog uždėjau vieną špilką ir viskas laikos, bet man sunkiai užsideda netgi dvi. Tai arba mus apgaudinėja, arba ten turi stebuklingas špilkos, kurios yra tokios tvirtos, kad išlaiko. Tai geriausias rezultatas, ką aš padariau, tai yra štai šis. Ir na, realiai bandysime, žiūrėsim, ar išeina su juo kažką daryti ar ne. Žiūrėjau, tai ten su šaukštu randa tą duobutę, kur eina mūsų veido ta linija, kur turėtų tiksliau eiti. Bet aš asmeniškai nerandu, tai tiesiog bandysime štai taip. Ar jūs matėte tas juodas dėmes nuo šaukšto, kuriuo aš pamiršau nuvalyti? Bet realiai gavosi linija. Dabar kaip šepetėlis, tai jis yra tapo pakankamai kietas. Viena špilka jau iškrito. Iš tiesų, ar tas šaukštas iš tiesų kažką labai padeda, aš abejoju, nes realiai, na, panašų efektą aš galiu išgauti ir be jo, bet kadangi mes jau bandome, tai bandom dar kartą ir šitą pusę. Šepetėlis man nepasiteisino, tai ar tai yra gudrybė ar ne, tai ne. Aš nežinau, ar man reikia kažkokių kitų stebuklingų špilkų, kad man laikytų, ar aš tiesiog turiu per storą šepetėlį. Aš nežinau, bet man tai nepasiteisino. Aš geriau jau kontūruosiu su tokiu storesniu ir gausiu vis tiek pakankamai gerą efektą. Dabar
apie kontūravimą su virtuvės įrankiais. Nosies kontūravimas mane pasiteisino, šaukštas nei pasiteisino, nei nepasiteisino, nes realiai tokį efektą aš galiu išgauti be šaukšto. Tai yra tiesiog nesąmonė, tai yra išsidirbinėjimas, neturėjimas ką veikti ir bandymas išgalvoti tokius dalykus, nes realiai tikrai jau žymiai paprasčiau tiesiog su rankele viską pasidaryti nei su virtuvės įrankiais. Paskutinė Instagramo gudrybė, kurią aš aptikau ir kurią aš noriu išbandyti, tai yra tobulos lūpos. Ir dažnai mes matome tas gražias merginas su tobulom lūpom ir kaip jos gražiai pasidažo. Ir viso šito esmė, aš nežinau kaip gausim, nes taip pat reikės lipnios juostos ir realiai ką mes darysime, tai tiesiog užsikliuosime visas savo lūpas ir po to dažysime jas. Tai aš tiesiog labai daug nekalbėsiu, nes man tiesiog tai viskas atsiklijuos. Apatinė lūpa iš tiesų atrodo tikrai pakankamai gerai, bet viršutinė tai yra katastrofa. Žinote ką, aš jums tiesiog pasiūlysiu, kad jeigu jūs norite tobulų lūpų, galite tiesiog viską darykite ranka, nes... Taigi, ką galiu pasakyti, kad iš tiesų, norint atlikti kažką tokio, reikia, aš nežinau, kokio stiprumo lipnios juostos, kad ji būtų prisiklijavus prie odos, nes kai tu užklijuoji vieną dalį ir bandai klijuoti kitą dalį ir ji užsiklijuoja ant tos pirmos dalies, aš nežinau, ar jūs suprasite, ką aš kalbu, nes aš pati nelabai suprantu, bet kai tu užklijuoji tą dalį ir kitą dalį, ji užsiklijuoja ir lyg ir nulupa tą pirmąją dalį. Ir tada tu tiesiog, kai dažai, aš turėjau prisilaikyti, kad viskas netluptų, nes jau viskas buvo kaip ir atšokę. Tai tiesiog realiai žymiai paprasčiau yra vėlgi su ranka nusibraižyti tas tobulas lūpas. Ir realiai nereikės nei lipnios juostos, nei gadinti savo veido makiažo. Nieko, tai tiesiog toks pastebėjimas. Dabar viską apibendrinant, tai iš tiesų, be abejonės, šitie visi triukai, Instagramo gudrybės yra skirti pakvailiojimams, nes realiai kas iš tiesų turi laiko rytais imti lipnią juostą, klijuoti savo antakį ar lūpą, ar imti virtuvinius įrankius, kad jie pasidarytų veido kontūravimą. Tarsi, tai yra nesąmonė. Iš visų šitų, man atrodo, 6 dalykų, kuriuos aš parodžiau, tai kas man tikrai patiko, tai yra blakstienos. Nes tai yra vienintelis dalykas, kas man pasiteisino ir ką aš galbūt darysiu ir ateityje, nes veido kontūravimas, lūpos, akių pravedimas, tai yra dalykai, kuriuos galima pasidaryti tikrai paprasčiau savomis rankomis. Labai tikiuosi, kad jums patiko šitas filmukas ir jeigu tai būtinai paspauskite like, komentuokite, pasiūlykite, kokių filmukų norite daugiau, ar norite pamatyti antrą dalį šitų visų gan kvailų dalykų ir gudrybių. Ir jeigu manęs dar neprenumeruojate, tai būtinai tai padarykite. Sekite mane socialiniuose tinkluose, kurių pavadinimai štai čia ir paliksiu linkus aprašyme. Ir susitiksime kitose video. Iki.